20 uždavinys. Nubrėžtas kubas, jo kraštinė lygi 6. Kubo visos kraštinės lygios, reiškia, čia yra visur 6. Čia 6 yra aukštis 6. Pasakyta, kad taškai GHFE, štai šie 4 taškai yra briaunų vidurio taškai. Ir per taškus A1, AC1C ir per taškus EGHF nubrėžti kubo pjūviai. Tokios plokštumos, kurios kerta kubą. Mums reikia apskaičiuoti štai šito pjūvio plotą. Pjūvio plotas, pjūvis yra stačiakampis, tai pjūvio plotas būtų lygus AC padauginta iš A1. Tai pirmiausiai turime apskaičiuoti atkarpos AC ilgį. Pagal Pitagoro teoremą čia yra kvadrato įstrižainė, tai AC kvadratu bus AB kvadratu plus BC kvadratu. Taigi AC kvadratu yra lygu 6 kvadratu plus 6 kvadratu yra 72, traukiu šaknį ir gaunu 6 šaknys iš 2. 6 šaknys iš 2. Štai AC radau. Dabar dar reikia rasti pjūvio plotą. Pjūvio plotas yra lygus S lygu mano AC 6 šaknys iš 2 dauginta iš AA1, o AA1 yra kubo briauna yra lygi 6. Taigi, tas pjūvio plotas yra 36 šaknys iš 2. Atsakymas 36 šaknys iš 2. Už šį uždavinį būsiu įvertinta už šią dalį 2 taškais. Pirmasis taškas bus už AC kraštinės radimą ir antrasis taškas, dar vienas taškas už gautą pjūvio plotą, tai yra gautą teisingą atsakymą. Žiūrime, kasgi toliau. Papildėme brėžinį, nubrėžėme pagrindo įstrižainę BD ir ji kerta atkarpą AC taškuose K ir L. Reikia įrodyti, kad tiesė EF štai šita tiesė lygiagreti štai šiai plokštumai. Pirmiausiai pažiūrėkime. Štai yra trikampis ABC ir tiesė EF yra šio trikampio vidurio linija, todėl kad pasakyta mums, kad taškai E ir F yra briaunų vidurio taškai. Tai taip ir parašom. EF yra trikampio ABC vidurio linija. Linija, nes E ir F vidurio taškai pagal sąlygą. Vidurio taškai. Tada visada vidurio linija yra lygiagreti pagrindui, taigi atkarpa EF lygiagreti pagrindui AC, šio trikampio pagrindui. O AC tiesė mūsų priklauso plokštumai AA1C1C. Tai tada pagal tiesės ir plokštumos lygiagretumo požymį, jei mūsų tiesė EF yra lygiagreti tiesiai AC, tai tiesė EF bus lygiagreti ir plokštumai AA1C1C pagal tiesės ir plokštumos lygiagretumo požymį. Tiesės ir plokštumos lygiagretumo požymį užrašau. Retumo požymį. Štai, įrodyta. Tokį trikampėlį uždėsiu, galima būtų parašyti žodį įrodyta. Mes, ką svarbiausia čia buvo parodyti? Buvo svarbiausiai parodyti, kad vidurio linija lygiagreti štai tiesiai ir antras dalykas, kad tiesiai priklauso tai plokštumai. Ir pagal požymį, jei tiesiai yra lygiagreti nors vienai plokštumos tiesiai, tai ji lygiagreti ir visai plokštumai. Už ką taškeliai? Čia yra 2 taškeliai. Vienas už pagrindimą, kad EF lygiagretu AC, tai yra pasakymą, kad tai yra vidurio linija, o antras už teisingą tiesės ir plokštumos lygiagretumo požymio pritaikymą. 2 taškiukai. Ir dar 2 dalys. Pasakyta, kad plokštumos, štai šios 2 plokštumos melsva ir šita fioletinė yra lygiagrečios. O tiesė BD yra statmena plokštumai melsvai AA1C1C. Klausia, kurios atkarpos ilgis bus lygus atstumui tarp tiesės AC ir plokštumos EFGH. Atsakymą pagrįskite.
Atstumas visada yra statmuo. Visada yra statmuo. Mums pagal sąlygą BD yra statmena mano plokštumai A, A1, C1, C. Bet tada BD bus statmena ir plokštumai, čia suskliaudžiam plokštumėlę, E, H, G, F, nes tos plokštumos yra lygiagrečios. A1, C1, C plokštuma yra lygiagreti plokštumai E, H, G, F. Tiesiai lygiagreti plokštumai vienai ir tiesiai statmena vienai plokštumai ir statmena kitai plokštumai, nes tos plokštumos yra lygiagrečios. Taigi BD yra bendras statmuo. Štai. Na ir todėl šios bendros statmens atkarpos KL ilgis ir bus ieškomas atstumas. Štai KL yra mūsų ieškomas atstumas. Ką čia svarbiausiai buvo pasakyti? Čia svarbiausiai buvo pasakyti, kad mūsų būtent atkarpa KL kaip tiesės BD dalis yra statmena abiem plokštumom. Na ir galiausiai mums reikia apskaičiuoti atstumą tarp šitų plokštumų. Reiškia, mums reikia apskaičiuoti atkarpos KL ilgį. Tai pirmiausiai, atkarpos KB ilgis bus lygus pusiai įstrižainės BD. Įstrižainę BD mes jau esame suskaičiavę, nes mūsų įstrižainės BD ilgis lygus įstrižainės AC ilgiui ir lygus 6 šaknis iš 2. Nu, kvadrato įstrižainės yra lygios, ar ne? Taigi, čia galima ir parašyti skliausteliuose kvadrato įstrižainės lygios. Štai. Taigi, mūsų atkarpėlės KB ilgis bus 1/2 kart 6 šaknis iš 2, tai 3 šaknis iš 2. Dabar atkarpėlės KL ilgis bus lygus pusiai atkarpėlės KB ilgio. Tai yra bus 3/2 šaknis iš 2. Kodėl? Na, todėl, kad mūsų galima čia pagrįsti, nors čia neprašo pagrįsti, tai galima ir nepagrįsti, tiesiog gauti teisingą atsakymą. Bet jeigu reikėtų pagrįsti, mes turėtumėm pasakyti, kad štai šitie trikampiai panašus ir panašumo koeficientas 2, nes čia yra vidurio linija, taigi šių atkarpų santykis taip pat bus 2. Nu, kadangi mūsų neprašo pagrįsti, tai užtenka tik tiek. Dabar taškeliai. Štai už šitą C dalį 1 taškas už pagrindimą ir 2 taškas už teisingą atsakymą. Tai yra nurodymą, kad tai yra būtent atkarpos KL ilgis. Na, o D eilutėje 1 taškas už teisingą atsakymą.